TV, prajuokink mane. Lik iš juoko, tavo šansas TV ekrane. Labas vakaras, brangus BTV žiūrovai, štai ir vėl mes pradedame Prajuokink mane. Laidą, kurioje už gerą humoro jausmą yra mokami dar geresni pinigai. Ir jeigu jūsų kišenės yra šiek tiek patuštėjusios po vasaros linksmybių, ateikite pas mus ir mes pradėsime jas pripildyti. O keliomis šimtinėmis arba galbūt netgi tūkstantinė praturtės jūsų kišenės aiškinsis Vitalijus ir Violeta, mūsų komisijos nariai, pasveikinkite. Labas vakaras, nuostabiai atrodote abudu. Aš kaip tik norėjau paklausti, Vitalijau, yra sakoma, kad komikai gyvenime yra pakankamai pikti, pagiežingi žmonės, ar čia teisybė? Yra taip sakoma, bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, aš tai esu labai linksmas, šmaikštus, mėgstantis šokti. Žmogus netgi būna naktį išeini į gatvę ir linksminės. Pilies gatvė, taip, ar didžiąją? Bet kokioj. Mes už Lietuvą! Violeta, o tu linksma gyvenime būni? Jeigu nevaikštau didžiąją Pilies gatvę, taip. Teisingai, tenais šitie vaikšto. Gerai, draugai, ačiū Jums labai, užimkite savo komisijos vietas. Na, mūsų komisija jau sėdi prie turtingo seifo, kurį kiekvieną dieną papildo. Vitalijus su Violeta pasiėmė paskolą iš bobutės. Mūsų seifas pilnas pinigų, bet karts nuo karto jis šiek tiek pratuštėja, nes mūsų dalyviai, būtent iš Vitalijaus ir Violetos, jokų pagalba tuos pinigus išlošia. Kiekvienas į šį centrą atsistojęs dalyvis turi 1 minutę tam, kad Vitalijus arba Violeta prunkšteltų, nusišypsotų arba galbūt netgi pradėtų kvatoti ne savo balsu. Ir jeigu jiems tai pavyksta, jie laimi iš karto 100 litų. Jie gali imti 100 litų ir neštis namo, arba gali imti 2 minutę ir bandyti prajuokinti vėl mūsų komisiją. Jeigu jiems tai pavyksta, jie jau laimi 200 litų, per 3 minutę prajuokinę mūsų komisiją jie gauna jau 300 litų, per 4 500 litų, na, o jeigu 5 minutės metu jie nusprendžia visgi prajuokinti mūsų komisiją ir jiems tai pavyksta, jie laimi lygiai 1000 litų. Taram. Vitalijau ir Violeta, ar jūs pasiruošę juoktis? Taip. Vadinasi, mes pradedam Prajuokink mane! Pasitikite, kaunietė Genovaitė Saldienė. Sveiki gyvi, norėtųsi. Sveiki gyvi. O, jūs tokie humoristė. Parašyta, kad jūs mokat prajuokinti žmonės. Dažnai tenka? Nelabai. O tai, kas jums ant galvos, tai kažką reiškia? Nesupratau aš. O kepurė kam? Oi, čia laimė man neša, bet jinai dar turi ir istoriją. Mano tėvas buvo didelis medžiotojas. Nuėjo į mišką ir šratų, kaip žinote, gilise prikrovė. Ir kaip tik šratų pasibaigė prišovė, vinį papuolė. Kaip tik lapė skuodžia per mišką. Tėvas lapė prie uodegos ir prikalė prie medžio. Lapė pasimuisė, iš kailių įsinėrė ir nuvarė į mišką, o man pasivyko kailis. Čia yra lapės kailis? Taip. Ar jūs esate pasiruošusi prajuokinti mūsų komisijos narius? Taip. Vadinasi, jūsų 1 minutė prasideda jau dabar. Taip. Eina dėdukas miškų, per keliuką eina. Ir dabar, žiūri, pinigai dega. Lobis tiesiog. Ką daryti? Dabar, kaip galvoja, nuo medžio jeigu šaką nuskinti, tas lobis paskui bus labai giliai. Galvoja, akmenuką padėti. Kas nors gali eiti ir nuspirti. Dabar galvoja, žinau, ką daryti. Tik tai kelnes nusimė. Brrrr.
nei paims niekas, nei nusineš. Tik tai girdi, prie ausies rėkia kažkas. Seni, ką darai? Į lovą prišikai. O taip. Violeta! Pirmas 100 litrų atitenka Genovaitei. Nu taip gražiai buvo tas. Įsivaizduojate anekdotas. Jau 100 litų neprajuokim. užsidirbot. A, ką aš nerizikuoti, verta, ne dar vienas. A, dabar Aš čia tarkite jau su sprendžiu. kepure. Ar norit 100 litų, ar grįšit tik su kepurė? Baisiai noriu 100 litų dar. Su anūkė kartu esame. Aha, abiems po 100 litų. Nu, bandykit. Genovaitė, Taip, ar jūs pasiruošite antrai minutiai? taip. Vadinasi, jūsų laikas prasideda jau dabar. Eina Dievas su šventu Petru. Ir velnė su boba. Tiek lainasi, ten tiesiog net užkrūtų įma. Dabar Dievas sako Petrui, eik, sutaikyk juos. Atėjo Petras, klausykit, baikit čia tu. Nesimuškit, negražu. Tie dar daugiau pešasi. Su kardu vienam šmikš galva, kitam šmikš galva. Ateina atgal pas Dievą ir sako, nu kaip sutaikiai? Nesutaikiai, galvas nukirtau viską. Blogai padarė, eik uždėk. Petras atėjo ir kaip jisai apsiriko. Velnių galvą uždėjo ant bobos, o bobos galvą ant velnių uždėjo. Ir dabar laikę vyrai turi būti labai atsargus su moterim. Jie taip juos apmauna, kad baisus dalykas. Ir kuo daugiau, to daugiau tobulėja. Taip, kad su moterim labai atsargiai reikia būti. Veterinoriui susirgo arklys. Nu ir dabar ką daryti? Reikia, ne veterinoriui, ūkininkui. Reikia veterinorių. Ateina veterinorius, sako, eik iš užpakalį, pakelk uodegą ir žiūrėk. O veterinorius iš priekio. Įžiūri arklį. Truputėlį truko keletą sekundžių. Keletą sekundžių. O Ale, mes taip kokia atidžiai pamoka- klausėm iš tikrųjų. Kokia pamokanti istorija vienok buvo? Ir ką pamatė, nu Ir pasakykit. ką pamatė? Užsikimšimas, sako, tu matai mane, nematau. Ir aš nematau. Užsikimšimas vidurių. Va, matai. Va taip, užsikimšimas. Nu kaip mes, va čia labai gaila, va svarbiausia, didžiausia problema, kad reikia turbūt 10 sekundžių likus, reikia pip, pip, pip žmonėm parodyti. Truko 3 sekundžių, Aš kaip pip, gaila. nežinojau. Nu. Kokio mielumo. Bet taip gaila, iš tikrųjų, pinigų negaila, bet taisyklės yra griežtos. Genovaitė, dėja, jūsų 100 litų sudegė, jums nepavyko prajuokinti mūsų komisijos, bet ačiū jums labai už dalyvavimą. Labai gerai, nu iš tikrųjų pasiruošęs žmogus, tik tai vadėl mes būtume besijuokę toliau. Dėl to, kad aš mačiau viską tik tai iš galo, tai aš būtinai pažiūrėsiu per televizorių. Prajuokink mane. Brangieji, noriu pristatyti jums mūsų sezono naujieną. Dabar jūs galite dalyvauti prajuokink mane laidoje ir laimėti pinigų, netgi neišeidami iš savo buto. Tai viskas, ką jums reikia padaryti, yra atsiųsti mums 1 minutės trukmės video, kuriame jūs darote kažką juokingo, mes jį parodysime savo komisijos nariams. Jeigu nors vienas iš jūsų juoks, jūs jau iš karto esate praturtėjęs 100 litų. O dabar aš jums noriu parodyti, kokius juokingus vaizdelius aš radau mūsų gražuolėje Palangoje. Prajuokink mane. Kągi, aš vėl radau dar vieną geriausią mano draugą. Tai, brolau, kuo vardu? Tomas, Justas. malonu. Malonumas visas mano. Malonumas, privilegija ir garbė. Malonumų dalinkis. Tuoj pasidalinsime kameras iš jums. Gerai, Tomai, iš kur tu esi? Iš Vilniaus. Žinai kokį nors gerą bairį, kuriuo galėtum pasidalinti ir uždirbti 100 litų? Ne kiek bairis, kiek yra realybė. Gyvenimas yra bairis. Bandom realybę tada. Gerai. Aš turiu kaimyną tokį, jisai vedė tą laidą, tokie šipilis. Žinot, visi tą laidą. Jo. Ir kai baigėsi tą laidą, jisai pradėjo liūdėti ir jisai pradėjo kabinėtis prie žmonių. Ir jisai eina į troleibusą ir prieina prie kokio nors keleivio ir sako, pakiži narsulis, koks tavo šūkis? Ir jisai toksai susimetė, sako,
Aš šūkio neturiu. Koks geras šūkis? Labai gerai, tau geros kelionės. Na ir jisai kabinėsi prie bet ko, jisai ateina prie kasininkė. Man duokit cukraus. Tiesiog ryte aš irgi atsikeliu ir mano žadintuvas būna. Ir štai šiandien vėl į tą kišimėlį. Taip yra. Okei, Vitali sururu dabartu. Pavarys vienašintari tu jėgunusius nedarsin pirmin! Aš, Justukai, kitą kartą būtinai ką nors nuo saulės ant galvos susidėk. Kepurėlė, skarelė, nes numatosi. Veikia per tą Manai, kad jinai saulė? humoro gyslelę jo. ten. Jis tai buvo ir ne vienas matosi. Okei. Žodžiu, nepavyko prajuokinti mūsų komisijos štai šio anekdoto autoriui, pasakotojui, atsiprašau, atlikėjui. Bet galbūt jūs turite geresnį, tai nufilmuokite jį su bet kuo, ką turite namie filmuojančio ir atsiųskite jį mums. Jūsų juokai turi trukti neilgiau nei 1 minutę ir jeigu jums pavyks prajuokinti tokiu nuotoliniu būdu mūsų komisiją, jūs iš karto gausite 100 litų. Siūskite mums savo video prikabintus prie dalyvio anketos, kurią galite rasti btv.lt. Tu turi mus prajuokinti. Išvengia. Policininkas pamato, hap, sako, nu ką, pakliuvai. Bežionė pribėga už lašnių, puf, per fortkę. Juda šykinčią. Atmėdė tenai. Toliau, varyk. Na. Prajuokink mane. Prajuokink mane. Pasitikite į prajuokink mane sceną Dovilę Barškutytę iš Vilniaus. Opa! Prašom, kokio lygio moteris? Dovilė, iš karto pirmas klausimas. Aš visada galvodavau, kad žmonės, kurie persirenginė, jie slepiasi nuo kažko, bijosi, kad jų nepažintų. Tai yra teisybė ar ne? Aš noriu dar paklausti, o kada nors, pavyzdžiui, pasimatymą taip apsirengus nebandėjai nueiti? Kaip baigėsi? Jisai irgi taip atėjo apsirengęs. Labai gerai. Labai. Iš tikrųjų, tai aš savo vaikiną taip susiradau, išlankščiau kardą iš baliono, atėjau zuikio kostiumu ir va. Aišku, nu kągi. Pažiūrėkim, kągi tu ten mums paruošęs. Dovilė, ar aš jau gerai supratau, kad tu esi pasiruošus ir aš galiu spausti starto mygtuką ir pradėti pirmąją tavo minutę? Taip. Tuomet tavo pirmoji minutė prasideda dabar. Ir visgi, man svarbiausia, kad liko tik tai 2 sekundės iki minutės pabaigos ir Vitalijus savo neišlaikė ir nutarė, kad reikia prunkštelti. Aš taip nesuprantu, ko jinai nori. Žodžiu, Vitalijus prunkštelėjo, 100 litų jau yra Dovilės kišenėje, tačiau ji gali laimėti 200 litų, jeigu ims antrąją minutę ir bandys prajuokinti mūsų komikus per antrąją. Dovilė, tavo Gal sprendimas. aš pataupysiu jūsų pinigėlius kitą kartą. Dovilė! Ką? Kam tas lagaminas tada? Prašom. Dovilė, nedelsiant imk antrą minutę. Imkim. Nu gerai, imu. Aš Dovilė, ima antrą minutę! Draugai, palaikom ją, nes antroji minutė prasideda jau dabar.
Taip pat aš dabar papasakosiu, žinokit, tikrą istoriją. Buvo taip. Važiuoju aš, zuikio kostiumu, su ilgom ausim ir sustabdo mane dėdės policininkai. Ir sako, gerbiamoji, teisės dzūkice, žinote, kaip lietuvių Vilniuje, su kokiu akcentu būna policininkai, taip va, duodu 100 teisės ir sako, klausykite, gerbiamoji, jūs be teisų važiuojate? Sakau, ta prasme, be teisų važiuojate. Sako, tai va, teisėse tai mergaitė, a jūs tai su ausycėm? Va, tėva buvo, tai aš užlipsiu dar kartą. Susijokė ir ką tik laimėjo Doviliai 200 litų. Aš buvau nusiteikęs gražinti mūsų pinigus atgal į seifą. Ne, žiūrėk. Ant kablio. Violeta, kas įvyko? Kas įvyko? Nu, jinai žadėjo nelipti ant lagamino ir užlipti. Aš nežadėjau, nieko nežadėjau. Vitalijau, o tu sėdėjai tokį rūšką nuo veido, ne kažką, ne? Aš norėjau atsilošti savo 100. Baisiausias dalykas yra tada, kai bandai atsilošti. Kaip sako, žinai, už ką žydas lupo sūnų, tai ne dėl to, kad pralošė, o dėl to, kad bandė atsilošti. Lupsiu tave, Violeta, lupsiu. Gerai, Dovilė. Žiūrėk, tu jau turi 200 litų. Tu juos gali neštis namo ir nusipirkti kažką tai gražaus savo vaikinui. Arba tu gali imti 3 minutę ir laimėti 300 litų. Ne, Taip. ne, Taip. ne, Būk tvirta. ne, taip. Gerai, pasveikime Dovilę, jį laimėjo 200 litų. Baisiau nėra už tai, kaip moteris dalinasi tavo pinigus. Man atrodo, kad Dovilė turėtų grįžti dar antrą kartą, kad nors į mūsų laidą, kad pamatytume, kasgi buvo visgi tame čemodane, ne? Aš manau, kad reikia pakeisti taisyklės ir jeigu mes praeidam verkt, tai kad mum mokėtų pinigus. O iš viso už Dovilę aš tikrai keliu abidvi rankas, todėl kad moteris, kuri nebijo atrodyti juokingai ir durnai, tai verta pagarbos. Vyrai taip atrodo kasdien. 3 minutės neėmiau, nes manau, kad kitą kartą atėjus galbūt visas 5 išnaudosiu. Gera pradžia, pusė darbo. Pasitikite mūsų scenoje kaunietį Nikolajų Danį Senko. Коля, Николай, сиди дома, не гуляй. Ну, Николай, iš kur esi? Iš Kauno. Iš Kauno. Kavenskas. Nu jo, Kaip Kaune su humoru? nežinau, neblogai šiaip. Miestas išsirinkęs mero Šustauską ir atidavęs savo geriausią komandą Romanovui, matyt, turi gerą humoro Jei tu jausmą. nevaryk ant Kauno, gerai? Aš nevarau ant Kauno, aš tiesiog sakau, kad humoro jausmas pas Kaune. Bet... Nu kągi, Atsiprašau. tu turi galimybę užsidirbti dabar 1000 litų. Justai, į tavo rankas. Nikolajau, ar tu jau esi pasiryžęs pirmą 100 litų išplėšti iš besijokiančios Vitalijaus fizionomijos? Nu, pabandysiu. Gal kada nors suplėšykim Violetą? Pažiūrėsim, o galbūt abu suplyš. Draugė Nikolajau, tavo minutė prasideda jau dabar. Kadangi turiu ukrainietiško biškį kraujo, tai tą temą irgi paliesim. Reiškia, traukinys, kupė, sėdi ukrainietis ir įeina tamsiodis iš Afrikos su bežionėlė. Nu, ukrainietis sėdi jau pietus, atsistraukia lašnių paltį, atsipjauna rekelę, bežionė pribėga už lašnių ir per fortkę. Juododis. Mike, stop don't do this. Ukrainietis pažiūrėjo taip piktai, nu vis tiek šventas dalykas, atsipjauna antrą rekelę, vėl bežionė už rekelės ir vėl per fortkitas. Mike, don't do this. Ukrainietis jau supykęs, taip žiūri į tą peilį laiko, atsipjauna 3 rekelę, tik nusisuko bežionė už rekelės ir per fortkitą sako, Mykola, nu kodėl tu neklausai savo tėvo? Reiškia, kadangi dabar nesniai susitokiau, jau pradedu pažinti šitą visą reikalą, atvejs. Ošvinė atvažiavo svečius, žmonė išverda koldūnų ir sėdi valgo ir Ošvinė tai pasižiūri, 2. Ošis, žentas 1, jinai 3, žentas 1, jinai 4 ir paspringsta, pradeda. Sako, paplok. Paplojam! Paplojam. Bravo, mama, bravo.
Paplojom, bet gavosi taip, kad 60 sekundžių pasibaigė, Zastухалася дівчина. minutė ištekėjo ir Nikolajus dėja neprajuokino mūsų komisijos. Побачила Віолетта гарного хлопця і розтаяла. Дивись. Що? Яйцо. Nu, prašom. Kągi, ačiū. Ačiū tau labai, Nikolajau. Justina, aš tik noriu pasakyti, va žiūriu, kokie tie Lietuvoje ukrainiečiai vyrai gražus. Manau, kad turėsiu dar gero laiko, dar pasižiūrėsiu ir kitą kartą pasiruošęs gal stipriau šturmuosiu vėl. Draugai, pasitikite Dianą Skrebytę iš Ragubos. O, kokia Diana. Viskas gražus, smagu, tokia išdykus. Pirma kursė studentė, taip? Dabar jau būsiu antra kursė. Nebūsi. O tai yra... Jau esu. A, jau antra kursė. Nu, iš karto pirmas klausimas, ką studijuoji? Tokia gana vyriška specialybė, bet nieko, labai faina. Tai transporto priemonių inžinierija. Was ist das? Nu, jinai perinkinės karbiuratorius, purkštukus žiūrės. Ne, nebūtinai, nu pat panašiai. Nu, bet su technika tu gyvenime Jo, susiję? jo, nuo mažumės susidėti mašinas remontuoju. Rimtai? Tai ta prasme, iki alkūnių rankos tepalė, tai čia jau tau. Tai nieko, seniau tėti, kur ranka netelpa, stipranka ten dar seniau tilpdavo tarp varikliai subžvakę kokie audiniai. Diana, ar tu esi pasiruošus pirmam 100 litui? Taip, esu. Pirmam 100 litų. Diana, tavo minutė pirmoji prasideda jau dabar. Sūnus motinas klausė, sako, mams, pavyzdžiui, kuo skiriasi tėtė nuo mamos? Sako, ai dabar neturiu laiko indus plauna, iki tėtės paklausk. Nueina pas tėtę, sako, tėt, kuo skiriasi mama nuo tėtės? Sako, va, matai, nusiveda į kolidorių, va, matai, mamos batai, 39 dydis, va, tėtės 45, matai skirtumus tarp kojų. Vitalijau, yra pirmas 100 litų priklauso Dianai. Ko jinai juokėsi? Man patinka, man tėtės anekdotas firmins, nu šiaip tėtės anekdotas. Čia tu parašai, ar tau kažkas parašė ir tu skaitai? Aš pati pasirašiau. Bet pažiūrėkit, tai ko jinai juokiasi, aš suprantu, bet ko tu juokiesi? Aš juokiuos, kad jinai juokėsi iš savęs. Tai gerai papasakai. Nu, kaip sakėt? Nieko neįgi gavo. Diana, pirmas 100 litų jau tavo kišenėje. Ar tu nori juo rizikuoti ir bandyti 200 litų? Nes per 27 sekundės labai geras rezultatas. Labai. Diana, Bandysiu. ar tu esi pasirengus antrąjį minutę? Bandom. Bandom, antroji minutė prasideda dabar. Senas geras anekdotas. Pavyzdžiui, kas yra šeimoje senas zaporožietis ir neščia 12-okė? Abudu jie yra šeimos gėda. Klausia mama sūnų, ką tėvas sakė, krisdamas nuo laiptų, sako, sūnus sako, keiksmažus praleist? Sako, jo, tai tada nieko nesakė. O, pavyzdžiui, dabar firminis yra muštinės, ateina tikras nutikimas. Ateina, čia nuo Panevėžį kažkur vietoj, muštinės turėjo, ateina hebra, sumušti ten turi. Ir ką, ateina toks buchariukas, visi stovi, tas vienas sako, būkit žmonės, nu netrenkit į lūpas, aš fleitą groju. Aš dabar firminis, dar mano yra, mokyklai prajuokinu, keltis kilnojimus. Yra, visgi turiu atiduoti. Taip, Vitalijau, turiu atiduoti Dianai antrąjį 100 litų, nes šypt irgi kainuoja pinigus. Taip. 200 litų priklauso Dianai Skrebytė iš Raguvos. Dianai pinigus. Diana, Dabar galvoju. dabar pagalvok. Gal pradžiai vis dėlto užteks. Ne, užteks, Jėzus, čiagi Užteks, nes aukso kitą kasykla. kartą, jeigu ką, galvoju, kad visiškai nieks nepavyks, tai jau turiu pradžiai, užteks. 200 litų? Jo, Tu labai negodi? ne. Ai, jau čia daug. Gerai, Diana Skrebytė iš Raguvos laimi 200 litų.
bet svarbiausia, tai kad anekdotai nebūtų suveikę, jeigu ne jos tas juokas. Ne, bet žmogus iš savęs yra linksmas. Iš tikrųjų, energija eina tokia, kad... Aš norėčiau, kai jinai užaugs, kad remontuotų mano mašiną. Nu, taip reikia variklinį. Džiaugiuosi, kad laimėjau bent tiek. Tikėjausi, galvojau, mama tikėjausi, sako, kad nieko nelaimėsiu. Bet dabar sakau, nors šiek tiek, o ant kelionės ir šiaip viskas. Džiaugiuosi savim. Draugai, pasitikite Vitoldą Rogožą iš Vilniaus. Sveikas, Vitoldai. O Vitoldą kaip Vilniui vadina? Vicka? Ar Vitoldai? Labai įvairiai. Kam kaip patogiau, iš tikrųjų. Vitoldas labai įdomus toks, sakyčiau, gratiškas vardas toks. Kaip gyveni? Gerai. Kaip tu jauties? Tiksliau gyvenau gerai iki šiandienos. O kas atsitiko? Sugebėjau dar prieš filmavimą savo dantį nusilaužti. Parodyk. Normaliai. Nesimato. O kurį dantį? Priekinį. Nusilaužė ir netyčia, kaip suprantu. Jo. Ir kur tie nubėgo? Vitoldai, už 100 litų, ar įmanoma įstatyti dantį, bent jau pasitaisyti tiek, kad Jų nebūtų. nusipirkti senam užteks. Tai manau, kad gal jau ir pradėkime. Nubandom. Nubandom. Vitoldo pirmoji minutė prasideda dabar. Pas mane auga ūsai, o man dar tik tuoj 17. Ką man užsiimti, ką man veikti gyvenime, kur įsidarbinti? Į šį klausimą nėra atsakymą, visi tai suprantam. Juk sunku susirasti darbą mergaitės ūsais. Vitalijus Salo užėmė Jurijaus Smorigino pareigas. Į baletą pradėjo vaikščioti daug daugiau žmonių. Justinas Jankevičius, eidamas į baseiną, užsideda 2 kepures. Vieną ant galvos, kitą... Per mano koncertą berniukas neįgulio vežimėlį atsistojo ir išėjo. Labai azartiškas žmogus nusirito iki to, kad pastatė koją ant raudono. Petriukas nemėgo valgyti akmenų, bet lažybos yra lažybos. Vakar dingo vienas durnius. Dabar jis toks durnius, kurį dar paieškoti reikia. Pas druskininkų moteris nubėga mineralinį vandenys. Ai, šitas buvo geras! Bet jau palaiko. 60 sekundžių, čia reikėjo biškį. O Jėzus. O dar svarbiausia, Vitalijui, druskininkiečiui. Čiagi buvo... Reikės merui papasakot. Draugai, paplokime Vitoldui už puikų bandymą. Ai. Druskinkietės dabar visos juokėsi, druskinkiečiai verkė. Bairis apie druskininkus buvo žiauriai geras. 100 litų negaila iš tikrųjų. Kodėl? Egipte kupranugariai po lietuvių apsilankymą tenai pradėjo spjaudytis tarp dantų. Draugai, pasitikite mūsų scenoje Vilnietį Dmitrijų Zavacką! Sveikas, Dima. Sveiki. Nu, toks rimtai, aš žinau, kad tu pasiruošęs prisistatymą, nes taip jau kažką norėjai sakyti. Sveiki. Viskas gerai. Išeini čia iš tikrųjų taip pradeda jaudulys pult, ar taip? A tai ne. Aha, tai reiškia taip. Pats mokaisi? Mokausi, dirbu. Dabar visi pradeda taip anksti dirbti. Kodėl? Krizė, žmogau, krizė. O kaip dirbi, krizės nėra. O kremo nėra. Ką tu dirbi? Apsaugos darbuotojas. O, Bagadač? Aleksandr Radionovič Bagadač? Nu, biškai tą linkmę būna. Sicuritų? Sicuritų. Aišku. O šiaip apsaugos darbuotojai yra humoristai ar tokie griežti ir tugadumai? Žiūrint kurie. Tu. Nu, mėgstu juokauti. Oi, tai tu pataikiai būtent į gerą vietą, nes mes kaip tik turime pilną seifą pinigų ir jeigu nori, gali iš jo išmiešti kokį 1000. Norėtum 1000, Dmitrijau? Daug neprašysiu, užteks ir 500. O, labai gerai. Dmitrijau, ar pasirengęs jau esi pirmąjį minutėjai? Taip. Tuomet jį prasideda jau dabar.
Stovi narkomanas Vilniaus centre, žorytė. Policininkas pamato, hap, sako, nu ką, pakliuvai. A, va tai ne. Kitą dieną stovi vėl tas pats narkomanas. Šypsosi Violeta! Šypsena užfiksuota. Velniai žino, kodėl, bet tokia palaiminga. Aš žinai, todėl, kad aš žinau tą anekdotą. Ir tu ką tik dovanoji Dmitrijui 100 litų. Nu, prašom. Dmitrijau, va tiek vat lengva yra. Va tiek vat viskas lengva. Čia buvo mina, čia ne šypsena. Čia buvo 2 minos. Čia buvo šypsena. Mes bet kokia šypsena iš jūsų pusės kainuoja Vitalijui pinigus. Labai gerai. Dmitrijau, iš karto tada ir paklausiu, kad jau taip paprasta 12 sekundę susijokė Violeta, galbūt tu norėtum 200 litų? Gal užtenka į darbą važiuosim. Gal ne. Gal ne, 12 sekundžių. Tu prigavai Violetą, jinai... Čia prigauta aš buvau juodai, iš tikrųjų žinau. Ne, užtenka. Dmitrijau. Tikrai gali? Tyliau dievulį. Užtenka. A jisai su tavim turi tiesioginį kontaktą, ne? Ryšį. Jo. Tai 100 litų? Taip. Pasiim savo laimėjimą, Dmitrijau. Dėkui. Tai buvo bene trumpiausias visų laikų pasirodymas. Ну ką, Violeta, придется понять и простить? Aš tik tai, žinai, kai pradėjo kalbėti apie Dievą, prisiminiau, kur yra tas toksai anekdotas, kur Šventas Petras ateina pas Dievą ir sako, šefas, pas jūs ateistai atėjo. Sako, pasakykim, kad manęs nėra. Nu ką, paėmiau pinigus, užtenka, darbas sunkus, gal kažkiek tai pravers. O šiaip, ačiū, kad prasijokė Violeta, gal kitą kartą ir Saulą pavyks praverti. Draugai, pasitikite Danguolę Janauskienę iš Panevėžio. Sveiki, gyvi, ponė Danguolė. Ale, jūs tokia greita, klausykite. Ir sesutė sėdi mano, va, matai. Kas galėjau, kas sesutė pamatysiu televizijoje. Sesutė čia jūsų? Ja, tikrai, tai nežino jinai tik tai. Jo. Nežino. Aš, žinokit, senai turėjau įtarimą, kad jinai kažkieno sesutė. Arba brolis. Sėdėjau kalėjime, kad į šitą kiškį sėdėjo Lapinas ir Žąsinas. Ar jau pradedam? Ne, aš klausiu, kuris daugiausiai gavo kalėjimo? Sesutė. Žąsinas. Žąsinas gavo daugiausiai. Žnyba politiko į užpakalį. A tu matai. Klausykit, bet jūs čia per anksti pradėjot šposit. Prašom. Ponė, tai gal pakalbėkim, kaip jums sekasi? Gerai sekasi, jeigu atvažiavo iki čia. Nu, ar juokaujat namie su draugiam, su draugais? Juokauju, groju. Kuo grojat? Kokį instrumentą? Harmonika. Ir dar užtraukėt dainą kokią? Kaip taip, aišku. Ar atsivežėte akordeonų? Ar man? Ne, neatsivežė čia. Neprašė nieks. Danguolė, ar jūs pasiruošusi? Pasiruošę. Tuomet jūsų pirmoji minutė prasideda jau dabar. Susitiko gruzinas su lietuviu. Lietuvio pora važiavo ir susitiko, kalbo išėjo, kad laukti reikia daug lėktuvą. Gruzinas, sako, pavadino eiti kavinę kažko, kur galima pašokti, išgerti. Reiškia, nu gerai, kalbasi, pradėjo gruzinas kalbėti vyrą, kad gražią moterį. Jau! Vitalijau, jau! Dabar pirmas 100 litų atitenka Danguolei! Nuostabiai, pirmas 100 litų jūsų. Tik pradėjau įsižiūrėti, kad matai baisiai greitai tą minutę. Nu, tai jums čia ne minutė, čia aš nusijuokiau. Į jų 100 litų Danguolytę gavot. Kaip toks amžius, aš taip labai greitai nebesumetu. Ne, čia ne minutė praėjo, čia aš nusijuokiau. Čia ne amžiai esmė, čia piniguose. Gerai, ačiū labai. O jūs atėjote anekdotų pasakot, ar pinigų laimėt? Pinigų laimėjai. Tai jau laimėjot 100 litų. Ačiū.
A ko jūs taip mėto? Ačiū organizatoriam už tai, kad mane Gerai, taip mėto. toliau. Palauk. Dabar aš turiu jums klausimą. Ar jūs norite toliau 2 minutę imti ir rizikuoti savo 100 Taip, litų? toliau ir dar toliau. Ir dar toliau. Gerai. Jūs taisyklės žinote, dėl 200 litų 2 minutė prasideda jau dabar. Taip, Gruzinas susitiko abudu porą lietuvių. Dabar vedam tą šokti. Veda, tas visą laik prašo dar kartą įleis. O ta moteris sako, o kodėl manęs nekvieti? Tu skelta šiknė. O jisai, tu skelta šiknė, jis man pavadina gruzins. Aš jam vašytė, tu jėda šiknis, va. Jėda šikins, va. Aš prašiau tęsti, o ne pakartot. Žmogus nesupras, ko mes juokėmės. O Jėzus! 200 litų priklauso Danguolei. Okay. Danguolį, sveikinu. Pone Danguolė, jūs, kad aš rodau taip, tai aš ne šokį pakartot, o kad toliau pasakot. Pasakot, kad greičiau, Dabar kad gerai laiko. pasakoju, jau galima. Ne. Danguolė. Ko nieks nesaka. Atmėgytinai. Danguolį, ar norite dar 100 litų? Nori, toliau, varyk, Nuostabi moteris. Danguolė, jūsų 3 minutė prasideda jau dabar. Geras sanitaras šitą buvo, numažina jį, tai pareigas numažina nusikaltą. Daktaras sugalvoja juoką, dabar palaukit, juokės vyki iš nukritimą. Padarysim uošvienį, kanaito klizmos pastatyti. Jin dabar, sako, eikvati moterų, reik ar moterų, tai ką padarys, ką reik moterų. Jin moterų prieja greit atkėlasi Joną, tenai to patalninį pakėlą, reik, sako, važiuoti greit į klizmą statyti. Aš pakėlą akis. Klizmą tu man pastatys. Žens, man Marčia pastatys, o uošvienį pastatys klizmo. Ne, neišdegs, tik iš lovos įdavai vyt. Kai pareisi namo, aš tau 4 kartus apvysi apie gryčio su klizma. Nejuokai. O tai klizma, kai pastatyto, uošvienė klizmo, kai pastatyto. Nejuokai. Bet auditorijai profesorius sako. Danguolė, dėja, jūsų laikas jau pasibaigė. 1 minutė ištiksėjo ir jūs sudeginote turėtus pinigus. Tai nebėra man? Nebėra. Tik aš nesuprantu, kaip čia duodi, kada čia baigės, nieko nesuprantu. Taigi jums buvo davę 200 litų. Ali jūs pasakėt mažai jums? Ne, man 100 litų davė jisai. 2? Jis siūlė 200 litų, ali jūs toliau ėjot? Tai dabar aš nebegal žaisti? Nebe, Dangolytė. Ei, klausyk, o duodam dar vieną. Duokit dabar. Duodam šansą. Duodam. Bet Dangolytė. Pone Danguolė. Dangolytė, paklausykit. Aš tik noriu pasakyti, kad jeigu dabar neprajuokinat, tada be nieko važiuosit namo. Gerai, sutinku. Gerai. Jūsų minutė prasideda, velniop. Auditorijai profesorius klausia, kuris organas padidėja 10 kartų. Visi ha. Tas šitą 10 kartų padidėja akies vyzdis, o tas jūsų ha tik 1,5 kartą. Žinot, kas tas ha? Vyriškas daiktas, kuris yra žemai. Danguolė Janauskienė iš Panevėžio, ką tik laimėjo
300 litų. Gerai, klausykite, 300 litų jau yra jūsų. Ar nebeduoti? Duosiu dar. Jeigu Duok norite dar. išlošti 500 litų, jums tai reikia prajuokinti mūsų komisiją per dar vieną minutę. Bet jeigu neprajuokinsit, Jeigu neprajuokinsite, sudegs jūsų nepasimsit 300. 300. Minutė duok. Rizikuosite? Rizikuos. Draugai, mes to jau pat grįšime, tik tai pažiūrėkime visiškai trumputelytę reklamėlę. Atsigulė prisėtimus moters. Moters žiūri. Pakumštė tai kitaip. Pažiūrėk, Petrą Cvingeris mato. Prajuokink mane. Prajuokink mane. Dangolyt, jeigu Duok norite dar. išlošti 500 litų, jums tai reikia prajuokinti mūsų komisiją per dar vieną minutę. Bet jeigu neprajuokinsit, Jeigu neprajuokinsite, sudegs jūsų nepasimsit 300. 300. Minutė duok. Rizikuosite? Rizikuos. Jūs galite sudeginti savo 300 litų, bet... Juodas. O, Jėzus. Viskas, jūsų Na jau. minutė prasideda dabar. Kvadratinė metrą būtė, visi balevojo, vaišės, paskui reikia mėgoti. Sugulė visi greitai čiūžinius, sėdėjo, stalus išnešė. Petras susigalvoja į lauką. Išėjo lauką, lypa per galvas, šiaip taip atėjo. Atsigulė prisėtimus moters. Moters žiūri. Nu, brai, pakumštė tai kitaip. Pažiūrėk, Petrą Cvingeris matas. Brali. Petrai, dar žinių užsidaryk. Ta kaimien kajuokėsi. Kaip tu taip negražiai pavadino Cvingelį? Sako, kad taip išeinti, kaip dabar taip išeiti, neužsidaryti. Matai, kai jūs nebesijuokėt, tai aš pasakysiu, kad šitą ožis primušė moterį. Kaip davė jų užpakal, tai tas žyvi nusikanda. Ir dar nesijuokėt. Sėkmė. Nesijuokėt. Fortūna nusisuko nuo Danguolės Tai dabar nieko Janauskienės. nebelaimėjo. Visai nieko. Jūs prieš tai buvot laimėję 300 litų ir Taip galvoju. netgi Ačiū. publika sakė, imkit pinigus ir baliavuokit. Ačiū. Turbinė, močiutė. Turbinė. Kai pasensiu, aš būsiu tokia pat. Prajuokink mane. Kad turėčiau šitą ūsus nusibraukčiau, bet aš neturiu. O laimėti, pralaimėti, kaip pasitikėti apie gerą. Na ką, draugai, laida baigėsi, bet šou tęsiasi. Ir jeigu jūs manote, kad jūs galite stovėti čia ir prajuokinti mūsų komisiją, būtinai užpildykite anketą btv.lt ir galbūt jau kitą savaitę mes išvysime jūs čia. O dabar aš norėčiau jums priminti, kad visus šio vakaro pasirodymus jūs galite išvysti portale alfa.lt. Ir dabar norėčiau jums pristatyti praeitą savaitę daugiausiai jūsų simpatijų surinkusį pasirodymą. Prajuokink mane. Eina du žydeliai. Vienas Joškė, kitas Šioškė. Eina Joškė keliu ir sako Šioškiai, o, žiūrėk, šūda gabaliukas. Sako, tu man, sako, 100 eurų duodu, sako, tu jį suvalgyk. 100 eurų, kaipgi ne. Omti burna, pagramtė, nelabai, kartu. Važiuoja pilnas sunkvežimis brundukų. Ne brundukų, o Pinokių. Ar ne Pinokių, toj perskaitysiu. Oi, va, Buratinų. Važiuoja ir žvirkelis. Toks dabėtas žvirkelis. Juokis. Toks dabėtas žvirkelis. Ir pradeda visus purta. Vienas brundukas persveria per bortą. Ei, šapiriuk, kur tu taip skubi? Neliek, nemalkas gyvežė. Juokitės. Tada pirmas pasimatymas. Mergina stovis, sėdi su vaikinu restorane. Ir belaukdami valgio, vaikinas pasako anekdotą. Mergina tik tai. O kodėl tu, sako, 2 dantus susidingai? Tai kad pas mane trūksta 2 dantuko. Vaikinas pagalvoja. Prajuokink mane. Tai ir viskas, draugai, aš norėčiau, kad visi kartu padėkotume mūsų komisijai W, Violeta ir Vitalijus.
Ačiū Jums labai, susitiksime jau kitą savaitę tuo pačiu metu per tą patį kanalą BTV. Ačiū Jums labai. Laužyk garsiai juoko standartus, pasirodyk čia, ko tu vertas. Negali drąsiai išvesti iš proto, tos, kurie žodžiu išvedo iš proto. Ateik ir parodyk, kad gali visus užkrėsti. Tave palaiko publika, neleisk jiems atvesti. Pasistengsi, prajuokinsi, laimėsi. Lipk iš juoko, arba prajuokink mane. Lipk iš juoko, tavo šansas